Sveiki, nebeingi Lietuvos žmonės. Noriu Jūs informuoti, kad Lietuvoje cirkai nesibaigia. Bent jau mane persekioja dėl pačių keiščiausių dalykų dabar. Noriu, kaip tik, kad galbūt kas nors iš teisininkų užmestų akį į šią transliaciją, kai ją paskelbsiu ir pasakytų savo nuomonę. Visai neseniai atsidariau savo elektroninį paštą, kad susitvarkyti, peržiūrėti, kiek ten spamo, kiek ten svarbių dokumentų atėjo. Ir gaunu šaukimą į policiją. Būsiu nuteistas, gausiu baudą. Į jokį bylos nagrinėjimą manęs nieks nekvietė, o tiesiog jau iš karto surašomas yra protokolas. Tuoj minutėlę parodysiu. Taip. Štai. Data registracijos. Kviečiamas kaip tik aš esu ir straipsnis, pagal kurį aš pasiskambinau šitam tyrėjui. Taip, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 608 straipsnis, antra dalis, pirmas punktas, kad administracinio nusižengimo protokolas gali būti užrašytas nedalyvaujant man. Ir aš pasiskambinau pasiteirauti, kas čia už ką čia. Nepatikėsite. Teisininkai, pasiruoškite. Šitas straipsnis už sovietinės simbolikos skleidimą. Mano Facebook'e jie aptiko žvaigždę penkiakampę ir sovietinę nizabutkę. Ir man už tai surašomas protokolas. Aš susiradau tą savo postą, jis nepašalintas. Štai jisai. Štai. Už štai šią nuotrauką. Kaip matote, tuoj aš ją padidinsiu. Nizabutkės sovietinės ir z Dniom Победы. Kadangi tai yra sovietinis simbolis. Pats postas paskelbtas sausio 14 dieną. Ir štai asmenys, kurie bruka televizijos edukuotisiems komunistinę masonų nizabutkę. Čia yra komunistinis simbolis nizabutkė. Ir pirmoje nuotrauka žmonės, kurie patvirtino šitą nizabutkę. Ar ne? Aiškugi, kas iniciatorius viso šito reikalo. Tai šioje nuotraukoje yra žmonės, o sekančioje nuotraukoje kaip tik ir ką reiškia šita nizabutkė. Ir štai už šį postą esu nubaustas. Taigi, brangus teisininkai, pirmas dalykas. Aš čia akivaizdžiai rodau, kad prieštarauju sovietiniai simbolikai. Čia ne rusiška, čia sovietinė simbolika. Ir kad noriu, jog Lietuvoje sausio 13 diena būtų nenaudojamos visokios z Dniom Победы visokie simboliai. O antras klausimas teisininkams. Čia pirmas klausimas, ar galima mane bausti už tai, kad aš prieštarauju šitam reikalui ir pateikiu įrodymus, kad tai yra sovietinis simbolis. O antras klausimas, jeigu mane nubaus, ar galima patraukti atsakomybėn visą Landsbergių šutvę už tai, kad jie sovietinę simboliką viešai demonstruoja ir perša mūsų visuomeniai. Tai kol kas tiek. Stebuklų šalis.